kad nenupirktų LRT. Bandoma būtent užgrobti jau tą valdžią padaryti autoritarinę. Bus sudegęs tavo darbas, Varyk! bet tai nebus sudegusi tavo valstybė. Sakartvelo, Vengrijos, Slovakijos pėdomis. Kaip Ruso koja pas mus parlamente. Liksta susitikti, nes baisus dalykai Lietuvoje. Pagarba Jakelaičiui. iš tikrųjų neramu. Iš tikrųjų. LRT protestai. Protestai ar be protestai? Socdemai ar sosdemai? Mes šiaip nebežinom. Facebookas išprotėjęs, visi ant mūsų pyksta, visi pyksta bendrai, žiauriai daug jausmų visi jaučia. Einam paklausinėt apie tos jausmus ir daugiau galbūt išsiaiškinsim, ką daryti ir ko nedaryti. Varom. 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 Šalin rankas nuo laisvo žodžio. Šalin rankas nuo laisvo žodžio. Šalin rankas nuo laisvo žodžio. Kas čia vyksta? Nu, laisvo žodžio mitingas, kaip suprantu, atėjom palaikyti laisvo žodžio LRTs ir taip toliau, kad galėtume, nežinau, skleisti savo. Kovojam už laisvą žodį. Kovojam už laisvą žodį, jo. Yra varžoma LRT. Politikai nori greičiausiai pasistatyti savo statydinius, keičia įstatymų nuostatas. Ir jaunimas ir mes visi kaip ir nesutinkame su tuo. Gal galite papasakot šiek tiek tiksliau tiems žmonėms, kurių čia nėra, kaip specifiškai yra varžomas laisvas žodis ir žiniasklaida su šitais pakeitimais siūlomais? Nori sumažinti LRT tarybos žmonių skaičių. Ir greičiausiai tai yra 4 žmonės turbūt nuo prezidento deleguojami ir 4 nuo esančios daugumoje vyriausybė, nuo daugumos parlamente. Ir nelieka nepriklausomų LRT tarybos narių, kas mano galva yra labai svarbu. Aš galvoju, that's the first time I'm hearing about it. Kažką teta žino daugiau negu mes. Mes ką girdėjom daugiausiai, tai kad būtent dėl direktorės arba direktoriaus atleidimo sąlygų daugiausiai batalijų. Sąlygas direktorės nuleidimui, nes šiuo metu konfliktuoja direktorė su LRT taryba. Ne visiems yra akivaizdu, kom tai yra demokratiškiau, jeigu turi tvirtesnį direktorių, negu tvirtesnę tarybą. Ar čia turi kokių įžvalgų? Ne, šitam labai daug pavyzdžių neturiu, žinokit, dar. Aiškinuosi šitą dar, bandau suprasti. Ką reiškia tik tai vienas balsas? Iš tikrųjų, ten daugiau jau pataisų išryškėjo. Žurnalistas Šarūnas Černiauskas parodė ten skardžius. Naujas iniciatyvas rodo, kad ir turinį kontroliuotų, vos necenzūrą įvestų. Tai žmonės viską mato ir stebi. Čia nereikia apsimesti, kad mes tokie naivus, kad mums ką pasakysim, mes tą ir sukramtysim. Taip nebus. LRT iki dabar jie nebuvo tobuli. Galim su to sutikti. Taip, buvo pasisakyta irgi už kai kuriuos Seimo narius. Ne, šiaip kiek girdėjau, kad jie už konservatorius dažnai kažkaip užslėpdavo jų kažkokius blogus pasielgimus, tai kažkaip šitą nugirdau irgi. Tai. Pavyzdžiui, ne taip ir senai, kai konservatoriai mūsų pasienyje pažeidė Ženevos konvenciją, kaip elgėsi su migrantais, kiek žmonių mirė, LRT nelabai ką sakė. Arba kaip mes koja ėjom kartu su Izraeliu, kuris genocidą daro. Ką LRT darė, kai Izraelis darė genocidą? Ką LRT darė? Nu tai ėjo už Izraelio visą Būtent! Taip. Tai ten kažką pakeisti reikia. Taip. Bet šitie pakeitimai, mano man bent jau neišsprendžia, man atrodo, galutinai šitų problemų.
GPB tikrai nepriklausoma žiniasklaida. Q. Petras Gražulis. Sekite, mėly žmonės, gyvenimas per brangus, tai tik žiniasklaida, kuri tikrai nuo nieko nepriklausoma, nes neturi pinigų. GPB tikrai nepriklausoma žiniasklaida, nes neturi pinigų. CHAT tarpelis GPB. Taip, GPB. Chat GPB. Galite paspausti prenumeruoti. Okay. Mes esam pagal žiniasklaidos laisvę, kiek žinau, 14 dabar vietoj. Gavom reitingę. Taip, ir dabar pradės smukti tikrai. Mes sekame Sakartvelo, Vengrijos, Slovakijos pėdomis. Tikrai nereikia. Tikrai, mums to nereikia. Mes už laisvą žodį. Prieš ką kovojat? Prieš Seimo valdžią ir tiesiog jų nesąmonės ir prorusiškus idealus. Nu jo, prieš kažkokią autoritarinę režimo užuomazgas. Jo, man apskritai čia yra vienas mažas žingsnis iki šiaip viso valstybės pakeitimo, tai aš manau, kad yra labai svarbu čia susirinkti, kad jau nuo pat pradžių kažkaip adresuoti šitą problemą. Nebūtinai dėl LRT atvažiavau, šiaip tas visas tęsiasi ir man toks vaizdas kaip rūso koja pas mus parlamente ir iš tikrųjų neramu. Ta prasme, dabar LRT, kas vėliau. Tikrai ne Lietuvos žmonėms jie dirba. Manot, kažkam parsidavė? Aš neturiu jokių faktų ir negaliu čia dabar pateikti įrodymų, bet tas skuba, gal ne visi, bet jeigu jie leidžiasi tampomi tų, kurie tikrai neaišku, kam dirba, ir yra pasisakę socialiniuose tinkluose, kad patys nurodys adresus, kur reikėtų eiti ir kokius žmonės vežti, tai jeigu tokie žmonės gali tampyti visus kitus ir visas partijas, tai kuo jie skiriasi? Tai nesvarbu, kad gal jie patys konkrečiai pinigų kažkokių neima, bet jie yra su tokiais. Skeptikai tikriausiai sako, kad čia labai mažas žingsnis ir yra šiek tiek tokie nustebę, kodėl būtent tai, kaip sumažinimas per kiekvieną balsą vadovo atleidimo yra autoritarizmas ir fašizmas ir visi šitie baisūs dalykai ir Rusija. Gal jūs galite? Padėkit, draugai. Nu taip, skeptikai sako, bet kažkaip reikia, nežinau, negalima pasiduoti skepticizmui. Kodėl? Kam čia reikia ateiti, ne? Kam reikia tikrai su grėsmingais šūkiais sakyti, kad čia yra, mes atėjom kovoti už demokratiją, ne už Lietuvą, kai jeigu to nedarysim, mums šakės. Bet kodėl? Kodėl? Čia žiauriai stiprus kaltimai, ne? Mums reikia jos pagrįsti. Taip. Gerai. Nesiseka mums čia atsakinėti. Ne, fair enough. Tai nėra akivaizdu, man atrodo, galbūt kartais tiesiog atrodo kryptis, į kurią judama nėra teisinga. Ne? Ir net mažas žingsnis, bet ne į tą kryptį, jau gali būti pakankamai priežastis susirinkti. Taip. Ką sako jūsų ženklas? Sako, kad su kuo sutapsi, tokiu ir pats tapsi. Ir jeigu susidėsi su Nemuno aušra, tai nueisi tą kryptimį. Labas, ar galiu paklausti, kodėl tu protestuoji, nestudijuoji? Nes atsibodo valdžia, kuri visiškai neklauso žmonių ir kuri dirba savo naudai, o ne valstybės naudai. Ar galėtum papasakot, kaip jie tą daro? Tai visų pirma, buvo ateita į valdžią su visiškai melu, su kuo eis į koaliciją. Aš irgi norėjau Blinkevičiūtės. Aš nenorėjau nei Blinkevičiūtės, nei nieko. Iš viso esu nusivylęs šiais laikais mūsų politikais. Ar tai nukreipia tik tai socdemams, ar šiek tiek girdžiu, kad galbūt ir kitom partijom irgi kliūna tavo kritikos? Manau, kad ir kitom partijom, nes kitos partijos galbūt daug šneka, bet kartais būna ir mažai veiksmo. Manau, reikėtų dar stipriau kovoti ir dažniau kovoti, ne kad pasikelti savo reitingus, o tiesiog kovoti, nes tai yra geras dalykas, kurį reikia daryti. This is only the first step, as in we have to protest, we have to
get our voices heard, but what comes afterwards, that is extremely critical to get right. So that is only the first step of many that we need to do right. Tai aš noriu pasakyti, kad tai yra ne Vilniaus burbulo problema, tai yra visos Lietuvos problema. Ar jūs sutinkat su tuo? Ar galima galvoti, kad vieną kartą meluoja, antrą kartą, trečią kartą, pažeidžia konstituciją, susideda su nuteistu žmogum ir kad paskui staiga jie pradės sakyti tiesą ir daryti kažką gerą? Aš tai nesuprantu, kodėl žmonės turi tokių vilčių. Taip, aš gal irgi norėčiau geros politinės jėgos. Taip, gal aš irgi turėjau mažytę viltį, kad už profsąjungos kovojusi moteris, politikė, kovos už paprastus žmonės, bet jinai jų negirdi. Tai kokia čia paprastų žmonių valdžia, apie ką mes kalbam, jie yra kurti ir akli. They're calling all the people here people who don't have jobs, they're just emotional, they don't know what they're talking about. We know what we're talking about. We are educated, we are young. We come here for a reason because we know what they're trying to push is not good for the freedom that our parents and our grandparents fought for. Akivaizdžiai matosi, kaip jie manipuliuoja visais žmonėm, tais jautriais žmonėm, apsimeta neva tai kažką tais jie veikia, bet iš tikrųjų esminiai dalykai, ką dabar reikėjo tos balionėlius sustabdyti, reikėjo, tai buvo kontrabanda ir jie nieko taip ir nepadarė. Realiai jokių absoliučiai sprendimų. Tai baisu net pagalvoti, jeigu kažkas rimčiau atsitiktų, ką jie darytų, įsivaikščiotų, į Kremlių važiuotų. Man tas Žemaitaitis tai kaip nežinau, kaip tas Kudirka, kur važiavo į Kremlių ir ką mūsų tautos tėvas, kur giesmę mūsų tautos parašė. Taip, tas pats. Lietuva? Lietuva. Ar nesunki karaliaus karūna? Karaliaus visą laiką sunki karūna. Todėl vieni turi stuburą, kiti ne. Gali šiek tiek prasiplėsti su šitą analogiją ir kaip jinai susijusi su šito protestu? Analogija, tai aš galvoju, kad noriu kiek galima arčiau laikyti LRT savo ausų. Ir būti įvykiuose, kurie lemia Lietuvos ateitį ir galimybę mums būti geresniais. Kas čia vyksta? Mitingas už laisvą žodį. Ir baisu daro, panašu kaip sausio 13. Aš čia buvau, kai buvo sausio įvykiai. Ir aš suprantu, kad šiandieną vyksta paraleliniai dalykai, kurie gali turėti nemažesnės svarbos. Sausio 13 ten, atrodo, prieš valstybės okupaciją visą, tokia tylioji revoliucija vyksta. Dabar vyksta okupacija irgi ta pati iš Rusijos pusės, tiek iš jav net. Gal turit kokį crazy atsiminimą iš sausio 13 arba iš tų įvykių? Buvo iš tikrųjų tokių ir ten visko buvo. Ir kartais tiesiog matai, kaip mėto po kojomis šitos sprogstamus paketus, matai, kaip juokiasi. Aš pats miegojau paroj 3 valandas čia ant laiptų bibliotekoje. Buvo visą laiką šalta. Aš ten taip sušalau. Ir mes visą laiką kalbėdavom. Tai mes čia esam su karšta arbata, su laužais ir sakėm, o kas buvo su tais, kurie buvo pokario? Skeptikai tikriausiai sakytų, kad galbūt vienu balsu palengvinti direktorės atleidimą LRT nėra tolygu okupacijai. Kodėl šitą analogiją veikia? Reikia pagalvoti, bet ne, iš tikrųjų visi gali pavirsti į Kasperviziją, Lietuvos televiziją. Juk buvo Kaspervizija, tas pats. Kas buvo su Kaspervizija, jeigu kas nežino, gal galite papasakoti šiek tiek konteksto?
Nu, kai buvo okupuota, sausio 13, kai buvo užimta televizija, atsiuntė savo rusai, savo žurnalistus ir veikė Kasperviziją, kuris skleidė savo žodį. Aš nemiluosiu, daugelis žmonių, su kuriais šnekam, neįtikina, kad tai, kas vyksta, kad išrinkti žmonės valdžioje, jeigu daro biurokratinį kažkokį įstatymą, kom tai yra tolygu okupacijai. Čia skamba šiek tiek. Seimas mūsų atspindys yra, bet, ką žinau, gal buvo pameluota žmonėms, gal jie klaidą padarė išsirinkdami. Čia neturėtų būti okupacija, nes kadangi Lietuvos atspindys Seimas gimės, mes išrinkome. Lietuva! 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 Čia galite neatsakyti į šitą klausimą, jeigu norit pasidalinkit, ar balsavote už socialdemokratus? Tikrai ne. Niekada. Ne, paskutiniuose nebalsavau. Esu kartą balsavusi naiviai, pagalvojusi, kad štai jau gal įsitvirtino demokratija ir gal galima dabar apie galvoti ten, kokią labiau tu norėtum, ar tokios labiau tos socialiai teisingos valstybės, ar labiau tokios, kur, reiškia, turtinguosius gina, kaip aš įsivaizdavau pagal vakarų pavyzdį. Ir vieną kartą pabalsavau ir iš karto supratau, kad negaliu daugiau balsuoti, todėl kad buvo pažadėta, kad neis į koaliciją su darbo partija ir nuėjo. Tai aš daugiau už juos nebalsuoju. Kažkurį, arba už Laisvę, arba už socdemus, neatsimenu, iš kažkurios tuos... Ne, aš nebalsavau už socialdemokratus. Nebalsavau? Ne. O ar iš viso nebalsavai, ar už kažką? Už Laisvės partiją. Balsavau už Laisvės partiją. Ne, aš už krikščionis demokratus ėjau. Tėvynės sąjunga visada. Ja? Ja, aš konservatorius. Nes jiegi iškovojo laisvę Lietuvą ir... Galiausiai negaliu pasakyti, kad palaikau kažkurią partiją, nes ne viena nėra, kad, galėčiau sakyti drąsiai, jie atstovauja mano nuomonę. Kaip tu manai šiaip bendrai, kad daug kas, ko šnekam, atrodo, jaučia visai didelę paniką, ne, kad dabar nuvertinėja valdžią, komunistai užgrebė LRT, tiki tuo? Na, tai įtampos aišku yra. Nežinau, dėl to tai sambūriai labai svarbus kažkaip. Ir mentaliai lengviau. Nes po vieną tai šakis. Kodėl pats pasirinkai čia ateiti, kodėl tau čia svarbu būti? Nes pilietiški Lietuvos piliečiai visi susivienina, norisi ir man būti tam tarpe, tai dėl valstybės gerovės, dėl žmonių gerovės, kad smagiau būtų gyventi savo valstybėje, kurią mes mylim. Tai atsakymas vyrų vienišumo epidemijai? Žmonėms tiesiog patinka, kad tu hengi, Iš tiesų reikėtų padėkoti socdemų. Už tai, kad subūrė žmonės, pažiūrėkit. Džiaugiuosi, kad yra žmonių. Užsikrečiu. Įsikvėpiu. Gera.